įžengė į Lietuvos nepriklausomybės 3-ojo dešimtmetį. Marsz litewskich nacjonalistów, przez jednych określany jako element patriotyczny, przez innych jako neofaszystowski, stał się nieodłączną częścią obchodów 11 marca, Dnia Odrodzenia Niepodległości Litwy. Tikri lietuviai turi švęsti tą šventę. Kitaip nebus Lietuvos kitaip. Kad jaunimas neužmirštų tos datos, tai yra labai svarbi data, kad Lietuva dabar turi būti ne tik laisva, bet ir lietuviška. Ir tai ypač aktualu dabar, kai yra emigracija, kai tiesiog šimtais tūkstančių lietuviai išvažiuoja ir mes einam ir žygiuojam ne tik kad Lietuva lietuviams, bet kad ir lietuviai Lietuvai. Mes norim parodyti, kad jaunimas yra gyvas, kad jis myli Lietuvą ir jam yra svarbi Lietuvos ateitis. To, kad myli Lietuvą. Czy w idei marszu lub w okrzyku Litwa dla Litwinów słyszymy coś szowinistycznego, dyskryminującego mieszkających tu nie Litwinów? Ależ broń Boże! Mes nesakome, kad Lietuva tik lietuviams tegul gyvena čia ir užsieniečiai, tačiau mes norime, kad dauguma čia būtų lietuviai ir valdžia Lietuvoje priklausytų lietuviams, o nie kitiems. Z ideą, że Litwa ma należeć wyłącznie do Litwinów, nie zgodziło się jednak kilku śmiałków. Uważali, że głośno i stanowczo trzeba powiedzieć nie dyskryminacji mniejszości narodowych. Nie rasizmui Lietuvoje! Że czas przestać rozpowszechniać neonazistowskie i faszystowskie ideologie. Ale nikt nie zwrócił na to uwagi. Eilę metų tas pats vyksta ir aš manau, kad į ligonis iš vis nereikia kreipti dėmesio, ką mes galim jiem padėti, jeigu jie taip mąsto, tai jų problema, galų galia jų teisė, taip sakyti, mes jiem burnų neužčiaupim. Gerbk lietuvius pritarė! Už pagarbą visiems! Apygardos teismo sprendimu, kuris buvo prieš 2 metus ir kuris pasakė, kad šis šūkis nėra diskriminacinis ir yra tinkamas naudoti visur. Lietuviai yra tie, kurie yra ištikimi Lietuvos valstybei. Tie, kurie išpažįsta Lietuvos valstybės nepriklausomybės idealus. Tie, kurie laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų. Tuos mes vadiname lietuviais. Dėl to ir sakom Lietuva lietuviams. Zatem czy wszyscy obywatele Litwy, którzy okazują szacunek krajowi, od razu stają się Litwinami? Organizatorzy marszu podkreślali, że gdyby litewscy Polacy czy Rosjanie chcieli wziąć udział w marszu, byliby mile widziani. Nie dziwi, że podobne marsze są także mile widziane przez władze Litwy. A że nacjonalizm nie jedno ma oblicze i dzieli go dość płynna granica z szowinizmem? Przecież Litwa to mały kraj i musi walczyć o przetrwanie.